Labas rytas, kapitonai žvėjai ir turistautai. Tai ką, šešta kelionės diena, atvažiavom čia į tokį tarpeklį tarp kalnų. Nelabai čia yra sniego, vos kažkas medžiai pabalė. Šiandieną realiai paskutinė diena Rumunijoje, tad pabandysim ją išnaudoti kažkaip įdomiai. Gaila, bet visi geri dalykai baigėsi greitai. Tai ką, mes ruošiamės darytis pusryčius ir pabandyti išjudėti. Ką, noriu atvaryti prie upės, pusryčius pasidaryti. Fainas vaizdas. Gal man čia pavyktų su mašina privažiuoti. Dribus iki ausų. Čia panašu su šakom brėšiu per stogą. Gerai, einu ieškoti. Norėjau tai padaryti užvažiavęs į kalną, bet ten buvo didžiulis vėjas. Tai jokio ten malonumo ir tai va, turiu steikiuką. Čia greičiausiai išpjova. Pirkau čia vietiniai parduotuviai. Va, 14 dienų brandinta. Tikiuosi nesugadinsiu. Pipiriukai ir druskytė. Vieni sako, kad druską reikia pabarstyti po kepimo tik tai. Kiti sako prieš kepimą. O aš sakau, kad svarbiausia ilgai neužlaikyti, nes druska jinai išsiurbia visą skystį iš mėsos. Tai arba prieš kepant greitai, aš dedu. Arba prieš kepant greitai, arba kartais, jeigu paeksperimentuoti, tai ir po kepimo. Taip atrodo mano mėsiukas. Ai, dar ką užmiršau. Taigi alyvuogių aliejum. Pašlakstyti. Irgi va taip va. Tiesiog. Ir viskas. Druska, pipirai ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Užkaitinsim griliuką dujinį. Čia išterliuota. Ir kaip tokiam vaizde steikiuką nesuvalgyti. Dar pusryčiam. Turiu šiaip ir antrą gabalą. Va tokį, 21 dieną. Brandinta. Bet jau šitas gabalas pusryčia man kažkaip atrodo per didelis.
Iškart pakvipo. Kažkaip vidinė sunkiai kyla. Pabandysim tai padaryti. Čia. O, kaip gražiai atrodo. Kiek? Pem 5 man gerai. Padėsim pailsėti dabar. Tegu pailsi, o aš paieškosiu, gal kokią pomidoriuką turiu. Tegu pailsi, o aš paieškosiu, gal kokią pomidoriuką turiu. Kūnį nori dešros? Duosiu tau. Dešros, prašau. Imk. Ne. Imk. Labai patinka paprika. Aš dažnai ją kur dedu. Tai vat būna ir valgau. Čia šiukšlėm bus galima sudėti. Liukas. O, kažkas paukščius pabaidė. Tikiuosi ne meška atein mano steiką valgyti. Šitą reikia nusiplauti. Patį procesą. Nu ką, gavos o taip va. Iškepė, nu. Temperatūra rodė pem 5, arba čia nespėjo tas mano daviklis. Bet šiaip skanu. Nesugadinau. Aišku, galėjom biški. Trumpiau pakepti. Bet nesugadinau. Nu, matosi čia tas va toks va rūžavumas. Aš mėgstu, kai labiau žalia.
Čia tas minkštumas yra. Mėgstu kai labiau žalia, bet nesu profas aš ant tų steiko. Bet skanu. Ir kūni nori steikiuką. Jo. Oi, kaip skanu. Njam, njam. Njam, njam. Kur mano arbata? Tai neparodžiau dar tų rankšluostukų, kuriuos naudoju. Va, tokio dydžio. Išėmė. Susišlapini šiltų vandeniu ir pats apsidrausi kaip su drėgnom servetėlėm, tuo pačiu taip apsisausini. Jis toks nemažas. Ir indam būna naudoju. Bet indam turiu ir kitą paprastą iš namų pasiėmęs. Labai smagu kartais taip nusiresetint, kaip sakant. Prapūst galvą nuo visko. Kartais ateina naujų minčių į galvą. Kaip elgtis, ką daryti. Pailsi, darbai eina paskui kitaip. Aišku, čia toks savotiškas poilsis. Bet galva pailsi tikrai. Tik dabar filmuot paspaudžiau. Tai ką, čia užvažiavau, ten nuvažiavau. Tai kai mes čia viskas, ten šlagbaumas, važiuot negalima. Važiavau, kol privažiavau šlagbaumą. Ką, čia kelionė baigės į tą pusę. Ten toliau važiuoti negalima. Negalima, tai negalima.
Oi, čia koks kvapas geras. Upė tiesiog teka ir tie. Tada žiūrėkit, kaip medžiai gražiai apsnygę. Krenta sniegas nuo jų. Ką, grįžtu atgal. Koks nuostabus vaizdelis. Vau. Vau, žiūrėkit. Aplinkui. Kosmosas. Saulė tenais matosi. Kalnus po truputį apšviečia. Kaip gaila, kad mano dronas nebeveikia. Žiauriai liūdna. Pakelt, pažiūrėt, kaip viskas iš viršaus atrodo. Pavalgei? Pasimėgau Herkūnį. O tai grįšim vėl į miestą. Nu. Mažulį. Ateik. Tai va, čia mano kelionė ir baigėsi. Iš po šitos vietos viskas suku atgal ir per Europą atgal namo. Ką pasimokiau už tos kelionės? Nereikia temptis daug daiktų, jų daug būna nereikalingų. Ką aš prisidėjau, tai nei čia Vebastos iš tikrųjų reikėjo, čia greičiausiai tos Vebastos reikės tik tais, kai grįžinėsiu per Lenkiją į Lietuvą, kur minusiniai šalčiai didžiuliai. Čia papėdėse +2, +1, į kalnus pakilus -4, -5, -6. Aukštai ten taip, tiesiog vėjas didelis, nemalonu būti. Bet čia visur, iš tikrųjų pasaka gražu. Iš pradžių įvažiavęs į Rumuniją toks biškiuką
buvo kultūrinis šokas, bet realiai per visas tas dienas viskas nuslūgo ir pamačiau visą šitos šalies grožį. Aišku, daug vietų neaplankytų, nelankiau aš iš tikrųjų tų turistinių vietų, ieškojau daugiau laukinės gamtos, kas man atrodo ir pavyko. Esu laimingas, prapūtęs galvą, psichologiškai pailsėjęs ir fiziškai pavargęs. Iki kito susitikimo. Rytas tyliai brėkšta, dūmai kyla nuo stogų, šaltas vėjas kužda, jau laikas be sapnų. Kelias vingiotas, ratai dulkės kelia, palieku tuos kalnus, širdis dar ten gyvena. Oi, palieku kalnus, bet jie manęs nepaleis. Kiekvienam posūky jų šešėlis mane ves. Grįžtu namo, kur šviesos lange laukia, bet kalnų tyluma dar ilgai man išauks. Naktį prie laužo klausiau, kaip tyla dainuoja, žvaigždės virš galvos, lyg kelrodės, kur rodo. Ten radau ramybę, kurios mieste nėra. Bet kiekviena kelionė turi grįžti atgal. Oi, palieku kalnus, bet jie manęs nepaleis. Kiekvienam posūky jų šešėlis mane ves. Grįžtu namo, kur šviesos lange laukia, bet kalnų tyluma dar ilgai man išauks. Gal sugrįšiu vėl, kai kelias pašauks, kai variklis sušils ir širdis nebebus šalta. Nu va, istorija dar nesibaigė. Tai Lenkijoje apsistojom šalia fūrų. Gulsim į aikštelę. Atsistojom į aikštelę. Gulsim, pamiegosim keletą valandų ir važiuosim namo. Liko apie, bijau pameluoti, apie kokius 600 kilometrų gal. Tai snaudžiam keletą valandų ir pirmyn. Tai va, palinkėkit mums saldžių sapnų.